So we are back online again, and with a Vėl great grįžtame pleasure, į I want konferenciją to ir man labai introduce malonu Dr. Steven Stack. pristatyti daktarą He will Steven be Stack. speaking today from Jis Detroit, šiandien kalbės United iš States of Detroito, America, where it's Jungtinių Amerikos 9 valstijų, a.m. in the kur yra morning, so he 9 will be ryto. the most fresh Jis bus participant of this geriausiai conference by išsimiegojęs now. šios konferencijos And dalyvis. Dr. Steven Stack has Daktaras authored Stevenas over Stack 330 articles, yra publikavęs daugiau negu chapters, as well as 340 4 straipsnių ir books. kitų He has publikacijų, really 4 amazing, knygas. Iš tikrųjų, research that you have done and published. įspūdingas And tyriamasis I'm not darbas. surprised that Ir visai American Association nesistebiu, of kad Suicidology Amerikos awarded you suicidologijos for lifetime asociacija contributions jūs apdovanojo už to viso suicide gyvenimo research in nuopelnus 2023. 23 metais, viso gyvenimo Dr. nuopelnus Steven Stack's suicidiškumo research tyrimų interest includes srityje. social risk and protective factors Jisai of kalba apie suicide, socialinę riziką, including economic strain, saugančius marital faktorius, strain, ekonominius dangerous media veiksnius, coverage, a very šeimos topic padėtį, very hot in žiniasklaidos today's įtaką, kur tai yra labai svarbi tema Lithuania, šiandienos aktualijoms and other Lietuvoje. topics. So I don't Ir want to kitomis spend more temomis time jisai on introducing, and rašo let's mokslinius hear darbus. his presentation. Nenoriu So the stage gaišinti is yours. laiko, tiesiog suteiksiu jam žodį, Well, taigi thank you very žodis much. jums. I'll Labai load up my ačiū. slides. Tuoj pasidalinsiu ekranu. Okay, well, thank you for the opportunity Dėkoju už šią to present galimybę my work here today. pristatyti savo darbą It's jūsų very exciting. konferencijoje. Tikrai džiaugiuosi tuo. Basically, I am a sociologist, and so Aš I esu approach suicide a sociologas little ir differently žiūriu than į psychology. žudybės šiek My tiek talk is kitokiu on the kampu. effectiveness of Aš kalbėsiu apie psychological versus efektyvumą, macro income apie enhancing interventions. And so psichologinių intervencijų ir makro lygmens intervencijų veiksmingumą. Tai tikrai nėra ta mainstreaminė suicidologija. Šitie du požiūriai į darbą su suicidiškumu yra labai įdomus. Mikro lygių yra tikrai labai daug tyrimų atlikta, daug apie tai girdi. Ir kalbam apie tai, kad suicidiškumas yra asmeninė problema susijusi su įvairiausiais sutrikimais ir tai reikalauja individualaus gydymo ir įvairiausi medikamentai išrašomi, skiriama terapija ir turime asmenys, kurie bando nustatyti suicidiškus pacientus. Bet aš į suicidiškumą žiūriu makro lygmeniu. Durkheimo požiūriu apibrėžia savižudybę kaip socialinį faktą, kylantį iš socialinių, ekonominių šaltinių ir reikalaujantį struktūrinių pokyčių visuomenės komponentuose, kaip ekonomika, šeima, žiniasklaida ir taip toliau. Abu šie požiūriai yra vertingi, tačiau pastarasis požiūris buvo palyginti apleistas sociologijos tyrimuose. Taigi ši diskusija suksis apie makro požiūrį, kaip socialinės nelygybės elementai, pajamų nelygybė, socialinės apsaugos tiklo stiprumas gali padėti suprasti savižudybės kintamumą šiuolaikiniame pasaulyje. Ir daugiausia dėmesio skirsiu ekonominiai nelygybei, bendrai nelygybei, bendro pobūdžio nelygybei Jungtinėse Amerikos valstijose. Štai. Taigi pradėsiu nuo problemos apibrėžimo. Kodėl JAV savižudybių skaičius didėja 45% per pastarosius 20 metų, o Europoje vidutiniškai mažėja 24% per 20 metų. Iš mikro perspektyvos galima sakyti, kad ar galima kelti klausimą, ar JAV psichikos sutrikimų turinčių asmenų padaugėjo 45%, o Europoje, tai gal mažai tikėtina, nes visą laiką tikrai yra
tūkstančiai žmonių JAV, kurie turi tą savižudybės riziką. Bet tik 50 tūkstančių mirčių, 100 tūkstančių. Makro lygių ar socialinės ir ekonominės struktūros labiau skirtos ekonominiam saugumui didinti Europoje labiau nei JAV, galbūt JAV tokių struktūrų yra mažiau, ar jos prastesnės. Lyginant su Amerika, Europoje, štai tokie skaičiai taip sumažėjo savižudybių. Matote, kad 2000-aisiais JAV buvo tas skaičius 10, o po 20 metų beveik 45%. Austrijoje pradžioje buvo 15,8 ir tas skaičius krito iki 10,4. Pavyzdžiui, Vokietijoje didžiausioje šalyje 11 ir nukrito iki 8 19 metais. Taigi Europos Sąjungoje stipriai mažėjo vidurkis, lyginant su tuo padidėjimu. Tai žodžiu, Europoje sumažėjo vidutiniškai 24%, o Amerikoje padidėjo beveik 45%. Taigi, kas čia darosi, tai yra tikrai svarbu, svarbus skaičiai JAV. Buvo atlikta tyrimų 18 metais, aš paskelbiau vieną tyrimą. Jis susilaukė daugiau negu 100 000 patiktukų. Aš ten siūliau dalinį paaiškinimą, kad tai susijęs su socialinės nelygybės skirtumais. Būtent tai, kad JAV auga skaičiai, Europoje tie skaičiai mažėja. Pajamų nelygybė yra tas tarpas ar praraja tarp didelės pajamas gaunančių ir mažas pajamas gaunančių gyventojų. Taip pat dideli socialinės gerovės išlaidų skirtumai, kurie malšina nepalankioje padėtyje esančių gyventojų finansinė įtampa. Lyg tai kilsteli tuos, kurie gyvena sunkiai ir taip turėtų sumažinti savižudybių skaičių. Taigi, mano šitos pristatymo esmė iš esmės yra ta, kad galime padalinti į dvi dalis visuomenės. Arba tai yra santykinai maža pajamų nelygybė, mažasis atotrūkis tarp turtingųjų ir vargšų. Arba visuomenė gali būti taip sudaryta, kur yra santykinai didelė pajamų nelygybė, didesnis atotrūkis tarp turtingųjų ir neturtingųjų. Ir čia galima sakyti, kad neturtingieji jaučia mažesnį ekonominį stresą ar spaudimą. O čia matome, kad neturtingieji tikrai patirs didesnę įtampą ir kai kurie iš jų tikėtina pradės galvoti apie savižudybę. Čia turime duomenis apie pajamų nelygybę JAV ir Europos šalyse. Amerikoje pajamų nelygybės indeksas yra 0,415. Čia yra tokia matavimo skalė naudojama jau keletą dešimtmečių. Taigi Amerikoje tas indeksas, tas rodiklis buvo 4,15. 37% didesnė pajamų nelygybė JAV bendrai negu Europoje, pavyzdžiui, Vokietijoje 0,317, Švedija labai mažas, ar ne, Belgijoje nedidelis 0,27. Suomija 0,27. Taigi,
in the United States and in Europe. didesnis spaudimas žemesnėse ekonominėse klasėse JAV The negu other thing Europoje. Tokia yra šios that I skaidrės focused esmė. on was social Kitas welfare svarbus dalykas expenditures or the yra size of socialinės safety. gerovės išlaidos arba saugumo These tinklo things have to do dydis. with social welfare Tai programs. susiję su socialinio saugumo United programomis, States is at the socialinės low end gerovės programos. The countries in Western Europe Į and JAV North America. The socialinės United gerovės States only 18% programoms išleido of tik tai 18% savo is BVP spent on programs to kind of uplift toms the poor programoms, through kurios government padeda neturtingiems Whereas in žmonėms, Europe nepasiturintiems žmonėms. relatively Na, higher. o Europoje tos išlaidos yra In Germany, didesnės. 24%, Pavyzdžiui, Vokietijoje the 24 highest is in France, procentai, 31%. daugiausiai So Prancūzijoje net there's a 31 fairly procentas substantial BVP. difference Tai in yra what tikrai, government na, does to reikšmingas uplift skirtumas, the people kiek at the pastangų bottom. deda So the vyriausybė people at the kilstelti bottom in the United States sunkiau are relatively left besiverčiančių žmonių behind, and you would padėtį. expect there to be more Ir, kaip suicide sakėme, from a na, ir tos sociological neligybės standpoint. daugiau JAV, todėl tikėtina, kad daug didesnė yra ir savižudiškumo rizika, suicidinė Okay, rizika. I'm going to swiftly change the context of what I'm talking about to just the United Perėsiu į States. kitą But there is some kontekstą. evidence by Tuttle and others that Yra the greater the social welfare duomenų iš expenditures Tuttle ir in kitų, those countries and kurie others that Tuttle teigia, includes, kad the lower the suicide rate. kuo So there is didesnės evidence that išlaidos social socialiniai welfare geroviai, expenditures tuo are associated with lower tuo prognozuojama mažesnė suicide rates across the nation. savižudybių rizika. A third macro factor Trečias makrofaktorius, distinguishes the United States from other kuriuo countries skiriasi like JAV those in nuo Western kitų Europe šalių, is pavyzdžiui, union Vakarų strength, Europos, or yra the percentage of profsąjungų stiprumas the persons in the labor force ar that belong to unions. profsąjungų tankumas. Tai yra, kiek žmonių Unions, especially those with priklauso strong ties to a profesinėms labor party, sąjungoms. and Ypatingai as is the Scandinavian countries, profesinės sąjungos, and kurios act as an susijusios effective su voice for income atitinkamom kairiojom redistribution and partijom policies for ir social welfare vyriausybėje expenditures. gali veiksmingai pasisakyti už In the pajamų United States, perskirstimą ir only ekonominį less than saugumą 10% skatinančią politiką. of the labor force now JAV belong to tik unions, tai 10 compared to 33% procentų in darbuotojų Europe. So the idea priklauso is in tokiom Europe you have sąjungom, political profsąjungom, power o Europoje that net 33, daugiau negu can 33 nudge procentai. governments to Taigi increase social Europoje welfare yra daug expenditures didesnė to reduce galia income inequality. priversti Whereas in the United vyriausybę States, imtis you tam have tikrų relatively priemonių, weak o JAV union power. profsąjungos yra And labai here's the data ganėtinai on, silpnos on ir ta galia atitinkamai yra union strength. silpnesnė. In the US, Čia less than naudosiu 10% of the labor duomenimis force are apie unions. profsąjungų The unions tankumą, can like push taigi for JAV mažiau negu less 10 income procentų inequality, ir mažiau more gali social welfare profsąjungos expenditures. spausti In vyriausybę Europe, the average atitinkamiem is socialiniam 33%. projektam. Nu, Europoje Germany, the vidurkis yra biggest country, 33 procentai, Vokietijoje 16%, but then in the didžiausioje Scandinavian šalyje countries, 16 58%, procentų, bet pavyzdžiui of the labor Skandinavijoje force are net in unions. 65, Sweden, Švedijoje 65, but on tikrai labai average, you have a stiprios fairly profsąjungos. Bet substantial difference net ir in vidurkis rate yra, growth na, rodo for tikrai gana stiprų the skirtumą, European union lyginant strength is europiečius. over 3 times 3 that on kartus average in the United profsąjungos States. Europoje So I'm yra not explaining stipresnės, the taikingesnės negu upward trend JAV. in suicide in the United States. Ir atitinkamai galima tai sieti ir su savižudybių Okay. rodikliais. I'm shifting now to Dabar looking at just the pereisiu United States. prie kito The pjūvio, Overall kalbėsiu trend in apie the JAV. American suicide is upward. As we pointed out, increased 45% Visos šalies over mastu 20 years. savižudybės Some tendencijos states may have been able to stem the auga, tide bet kai kuriuose against, šalyse, kai kuriuose valstijose, rising, na, pavyksta problem of atsilaikyti suicide. šiai problemai, tam So the savižudybių skaičiaus present didėjimą. analysis now is going to shift to work on Taigi the šioje impact analizėje of factors such as union apžvelgiamas density darbas and susijęs su social tokiu welfare veiksniu kaip išlaidos socialiniai expenditures, minimum geroviai, wage profsąjungų laws tankis in each of the 50 ir jo states over poveikis iš time. This is ir called a poveikis panel design, visose, kai where you kuriuose iš look at 50 each one of the valstijų. 50 states
Jeigu pasižiūrėsime į visas 50 valstijų per pastarosius 20 ar daugiau metų, mes galime nustatyti, kokie faktoriai padeda nuspėti narcistiškumo riziką. Tokios struktūros kaip ekonominė nelygybė ir profsąjungų tankis tarp šitų 50 valstijų labai skiriasi. Ir toliau pateikta diagrama iliustruoja šiuos skirtumus. Štai matote 50 valstijų ir turime atitinkamai, kur yra taikoma laikina pagalba nepasiturinčiom šeimom. Ir kaip matote, Oregonas, Kalifornija pakrantėje daugiau negu 40% namų ūkių gauna išmokas, gerovės išmokas. Massachusetts, New Hampshire'as, Naujasis Hampshire'as virš 40%. Bet pietuose, kur savižudybių rizika yra didesnė, tai atitinkamai ir nepasiturinčių šeimų, kurios gauna tokias išmokas, yra daug mažiau, iki 10%. Taigi matote, skirtumai milžiniški 50 valstijų. Mes dažnai valstijas traktuojame kaip mažas šalis šalyje, nes valstijų lygmenių daug kas yra sprendžiama. Sprendžia, kaip federaliniai įstatymai ir federalinės išmokos bus paskirstomos ar kaip jie bus įgyvendinami. Teoretinis pagrindas susijęs su įtampos teorija iš ekonomikos, pat ir iš kriminologijos. Taip pat ir iš mano darbų. Pagrindinė mintis yra, kad pasiturinčios grupės patiria didesnę įtampą ir atitinkamai didelį neatitikimą tarp to, ko jie tikisi finansinę prasme ir ką jie galų gale gauna. Ir iš 100 metų sociologinių tyrimų matome, kad tos nepasiturinčių žmonių grupėje būtent yra daug įvairesnių rizikos faktorių. Tai pavyzdžiui, didesnė tikimybė patirti išnaudojimą vaikystėje, skursti, taip pat lytinį išnaudojimą arba, pavyzdžiui, smurtą artimoje aplinkoje. Neįgalumas irgi yra labiau tikėtinas. Įvairiausios socialinės problemos, jų rizika yra daug aukštesnė žemesnėje socialinėje klasėje. Žinoma, smurtaujantį partnerį galima rasti įvairiose visuomenės sluoksniuose, bet žemutinėme visuomenės sluoksnyje, pavyzdžiui, vaikų išnaudojimas, seksualinė prievarta yra daug labiau paplitusi. Taigi, Franklinas ir kiti atlikę metaanalizę nustatė, kad žemesnis socioekonominis statusas yra vienas iš 3 faktorių, nuo kurio priklauso savižudiškumas. Taigi tas žemas socioekonominis statusas yra labai svarbus veiksnys. Pradėti nerimauti dėl laiko, todėl šį bei tą praleisiu. Aš darau tokią literatūros apžvalgą, mokslinio tyrimų apžvalgą. Tai liktų toksai šventasis gralis suicidinių tyrimų iš sociologinės pusės prasme. Čia kelios hipotezės. Taigi, pirma hipotezė susijusi su tokia egalitarinė sistema, ar lūkesčių, kad apskritai valstybės, kuriuose vykdoma egalitarinė politika ir struktūra, demokratų partijos kontrolė, pavyzdžiui, sugebėjo labiau sustabdyti didėjantį savižudybių skaičių.
something called the earned income tax credit. Tax credits can help people at the bottom. Pavyzdžiui, mokesčio lengvatos gali Welfare payments, padėti, union density. em, There's a couple of profsąjungų other aktyvumas hypotheses that I may not ir have time to kitos get into. politikos gali padėti But žmonėms, basically, kurie prasčiau the verčiasi, thrust of what I'm talking about here sumažinti tą is that įtampą. the dominant party in control of state Dominuojančios government, partijos, like kurios 50 kontroliuoja state vyriausybę, governments, some of them are nuo controlled jų by Democrats, priklauso some of them are controlled by gerovės politika. Iš tų Republicans. 50 But the ones that valstijų, are controlled kai by kurios Democrats, yra, we would expect, would be more kontroliuojamos likely to pass demokratų, minimum kitos wage laws, food stamps, kontroliuojamos tax credits, welfare. respublikonų. And to Ir that būtent, kur respublikonai if they valdo, do, tenais then the yra suicide rate mažiau should be not increasing as fast, or it should be lower. įstatymų palankių socialiniai geroviai ir Okay, atitinkamai savižudybės There's not a whole lot of work on this. skaičiai yra. I've didesni. only been able to locate 9 studies. I've actually found a couple Aš more. radau ir daugiau Just this week, tyrimų, but we didn't have bet time to peržiūrėjau tik get tai into any of 9 them. They tyrimus, support what the other apžvalgą ones padariau tik tai found. 9 tyrimų. Okay, so there's nine Tai studies, and we'll atlikus look at apžvalgas, them, tik 9 tyrimai apie konkrečias one by socialinės one. gerovės First thing, though, the išlaidas. Taigi macro pažiūrėsime į factor, tas hipotezes. is the Pirmiausia, dominant dominuojanti political party politinė in the partija state. Basically, in the toje United States, valstijoje. Democratic Party is sort of like the left. Demokratai mūsų šalyje yra tokia kaip ir The argument is kairieji. that we've been finding that democratically Mes controlled states iš within the tikrųjų United matome, States kad are more JAV likely to increase, demokratų valdomos the minimum wage and valstijos, so ten on, yra and have labiau stronger tikėtina, kad unions. bus didinamas Whereas minimalus Republican atlyginimas, dominated state legislatures, o respublikonų would expect, valdomose valstijose there to be, labiau tikėtina, kad larger increases in suicide over the last bus 20 years. didesnis per 20 pastarųjų metų savižudybių Basically, what rodiklių augimas. we found is this is Tai the štai kokie buvo chart of suicide padaryti rates over the kokios last 20 išvados years. ar And as we rezultatai noted per before, pastaruosius the 20 suicide rates in the metų United States įvykusių are going up, savižudybių. up 45%. Mes žinome, kad net 45 procentais padaugėjo You can see that there's žudybių per pastaruosius differences 20 metų, bet in matote, kad tie the skirtumai degree of increase by who controls the state government. priklauso It's a very ir political, nuo valdančiosios partijos. orientation. Na, The tik states labai that toksai increased politinę spalvą suicide the most were the turintis Republican duomenys. controlled states. Ten, kur You can see respublikonai every valdo, single year ten daugiau the padidėjo suicide savižudybių rate for skaičiai, Republican states savižudybių is rodikliai. higher Ir kaip than the matote, Democratic controlled states. respublikonų The purple valdomose lines are where valstijose you have, savižudybės mixed savižudybių government. rodikliai yra didesni In purple, negu the demokratų. Republicans may control, say, the Senate, Tose and mišriose the Democrats may valstijose, tai control the House, pavyzdžiui, you know, vieni so valdo senatą, kiti you can have žemutinius variation in who parlamento controls, rūmus, but tai čia it's būtų really tie remarkable that every violetiniai. single year Bet those labai states įdomu that were controlled by the pastebėti, Republicans kad ten, kur have valdo higher respublikonai, suicide rates metai iš than metų those states that are savižudybių controlled rodikliai by didėja. Democrats, which are in blue. Demokratų This is valdomose actually my favorite valstijose slide yra of all the visokiausių, slides. na, kitokių truputį tendencijų, What we nebūtinai have is didėja, it kartais actually took krenta. a huge amount of work. Jim Gunlock, a Čia colleague of mine, is the iš one that put all tikrųjų mes this daug together. It įdėjome took a lot of darbo, time. Gunlokas ir aš, The results are really stark. bet, na, atlikti šitą tyrimą, bet rezultatai tikrai, na, stulbinantis. Okay, minimum wage Dabar minimalus atlyginimas legislation. ir ekonominis saugumas. Angus Deaton, who won the Nobel Prize in Enkas Tydinas, economics, wrote a kuris book, Nobelio ekonomikos on deaths of despair, premijos laureatas, thought that minimum wage laws 2010 were metais sakė, probably kad the most minimalaus darbo politically, užmokesčio didinimas feasible yra way politiškai of tinkamiausias uplifting būdas people at the bottom. sumažinti mirčių iš There's nevilties considerable skaičių. variation in the 50 states. 19 states still have a minimum wage of 19 iš valstijų $7.25. vis dar minimalus užmokestis really yra not very much. $7.25, median is tai 10. tikrai yra And at mažai. the high end, at the time I Vidurkis put yra this together a 10. couple years ago, Aš prieš keletą metų rašiau šitą pristatymą. you had Massachusetts and Tai California and Massachusetts'as, Washington, Kalifornija ir D.C. Vašingtonas buvo minimum tos wages valstijos, kur minimalus atlyginimas So didžiausias. do minimum wage laws Ar affect suicide minimalaus rates? darbo užmokesčio įstatymais galima spręsti savižudybių
problemas ar studies, mažinti savižudybių rodiklius. have 3 tyrimuose analyzed this, nustatyta, the adjusting for relevant kad socioeconomic confounders, 'cause minimalaus minimum darbo wage is kind of užmokesčio related to a didinimas lot of other things. For every dollar valstijose yra susijęs inflation adjusted su increase in the mažesniu minimum wage, savižudybių there was an skaičiumi. Tai yra associated koreguojant pagal atitinkamus 9% socialinius ir drop ekonominius in veiksnius su suicide. kiekvienu minimalaus darbo užmokesčio padidėjimu 1 JAV And dolerio, atsižvelgiant į follow-up infliaciją, study susijęs su by savižudybių Kaufman skaičių sumažėjimas buvo restricting the analysis 1,9 to adults with a procentai. high school Ir education or less. tolimesnė And tyrime that group is at apsiribojus analizė especially tik high su risk of suaugusiais, suicide. The turinčiais people that are vidurinį ar left žemesnį behind, they don't have, išsilavinimą, tai yra didelės rizikos grupė, no college, they kurie can't be computer neturi programmers and so aukštesnio on. They don't išsilavinimo, do negali būti kokie programuotojai ir the panašiai. $1 inflation Minimalaus adjusted darbo increase in the užmokesčio minimum padidinimas wage, 1 doleriu, was associated atsižvelgiant į with a larger infliaciją, buvo reduction susijęs of su didesniu 5.9%, savižudybių skaičiaus much higher sumažėjimu than 1.9% 5,9 procentų, suicide. daugiau Study by negu Kaufman. prieš tai aptartų there's atvejų, kur been, buvo 1,9 procentų. Some research on that, and it tends to find the minimum Taigi wage buvo macro atliktas level tyrimas dėl factor minimalaus tends to hold back užmokesčio the increase ir paaiškėjo, kad minimalus suicide užmokestis in kaip the American makrofaktorius states over, like, turi the last teigiamą 20 years. įtaką, turėjo teigiamą įtaką And there's a lot of, savižudybių rodikliams per debates on this, pastaruosius and 20 metų. organizations like One Labai Fair daug Wage, Fight diskusijų for yra 15 apie that tai. have been pushing Yra tokios for higher minimum organizacijos kaip wages, One which Fair were Wage big arba Fight success. for 15, SNAP kurios payments, kovoja these are, už visuotinį minimalų darbo something that can užmokestį. promote economic security Papildoma parama maistu people arba maisto towards the talonai bottom. yra dar vienas būdas They're actually daryti called now įtaką the socialiniai Supplemental geroviai tų, Nutritional kurie Assistance gyvena Program. It's a very nepasiturinčiai. large program. It was funded for Papildomos 55 paramos million and reached maistu 35 programa million yra labai recipients in didelė programa, 2019. stambi programa, So this is one of the 55 major, milijardai dolerių buvo skirta programs. ir iš šios But programos paramą gavo individual states can be 35 generous or kind of stingy milijonai in terms žmonių. of Tačiau atskirų JAV valstijų lowering, vyriausybės gali nuspręsti dar federal labiau requirements, sumažinti lower maisto the federal nepriteklių, requirements, increasing the panaikindamos limit. ar sumažinamos You can federalinius get turto more people, you reikalavimus. can be more generous, I Valstijos people in your gali, state. na, give them more nuspręsti food stamps dosniau to buy food. taikyti federalinius įstatymus So ir, that, pavyzdžiui, išdalinti daugiau just an maisto example in talonų. California, as the Čia, number of pavyzdžiui, people in a pavyzdys household Kalifornijoje, increases, the amount of money you can get in food stamps kur, also na, increases. tikrai So daug this is, one šeimų of the major gauna ways that, maisto talonus. Daug šeimų in the gauna United maisto States talonus. of Tai yra helping tik the poor. vienas iš būdų JAV Uh, padėti nepasiturinčioms šeimoms. The analysis by Austin looked at the 50 Čia states over Ostino time, tyrimas and you can nagrinėjo eliminate the asset visas test. Like if valstijas you have ir too much padarė išvadą, money, kad say invested in your land or your house, to eliminate, turto vertinimo reduce that, panaikinimas then ir more pajamų people are ribos eligible. padidinimas And these yra susijęs were su associated with an 8% 8 reduction procentų in major sumažėjusių depression didelės episodes, 9% depresijos reduction in epizodų mental per illness, pastarosius metus There's skaičiumi. like more Ir food stamp money going out, buvo 11% buvo reduction in daugiau suicide išdalinta rate. maisto talonų ir However, 9 procentais sumažėjo sunkių psichikos they ligų didn't skaičius quite ir 11 procentų sumažėjo minčių apie reduce savižudybę the skaičius. suicide rate. It fell short of significance. But it did improve Tačiau mental nors health. mirčių nuo This is one savižudybės of them. nesumažėjo, Rambati, tai though, buvo used a longer time statistiškai span, 20 years, reikšminga. found Remboti food stamp tyrinėjo generosity did didesnį reduce laikotarpį suicide 15 rate, metų and ir jis nustatė, kad tie maisto talonai, didesnis jų one standard kiekis, deviation turėjo increase in įtakos SNAP savižudybių money, skaičiui. could have lowered the number of suicides by 31,000. Net over that 31 20-year period. tūkstančių That's a lot of, gyvybių būtų buvo galima suicides išgelbėti could have per been 20 prevented. metų didesniu maisto talonų skaičiumi. in a recent Odabasis study found the same thing. The more generous nesename states tyrime are with food stamp money, the lower the padarė suicide. išvadą, kad šitų išmokų gaunančių namų ūkių skaičiaus padidėjimas 1 procentu buvo susijęs su savižudybių skaičiaus sumažėjimu 0,24 procentais. Taigi pajamų mokesčio lengvatos tai yra dar vienas būdų užkirsti kelią savižudybėms.
Okay, so basically you can receive a federal tax credit. You can get like money back on your income taxes. Galima at the end of the susigrąžinti year. permokėtus mokesčius metų pabaigoje, If your finansinių income metų is low enough. pabaigoje, jeigu And pajamos 2019 yra funds for this nesiekia tam program were tikro 60 billion. lygio. So this is another Ir 19 major, metais way of trying to lėšos help šiai programai poor. sudarė 60 10% increase in milijardų the dolerių ITC was associated with a 3% ir decrease in 10 procentų suicide rate sumažinus among mokesčio low-educated lengvatų, persons. mokestinių If you lengvatų look 3 at the procentai suicide rate sumažėjo among savižudybių skaičius low-educated persons, žemo which is really išsilavinimo what you should be doing, asmenų. 'cause they're the ones Būtent that į have high šitą suicide sluoksnį rates. reikia And these žiūrėti, nes programs, būtent ten savižudybių tend to skaičius yra labai didelis. disproportionately help them, Ir because they're buvo, relatively poor. šita priemonė buvo skirta būtent jiems padėti, labiausiai juos And then nukreipta. there's the welfare direct Taip, cash transfers to the laikina poor. parama nepasiturinčioms welfare šeimoms, tai yra temporary tiesiog assistance to grynieji needy families. Used to be nepasiturinčioms called AFPC. šeimoms Uh, arba šeimoms the turinčioms money that's priklausomų been going into vaikų. this direct, cash transfers to Tai the yra poor has been going down, tiesioginiai down. pervedimai, 20 na, billion tiesiog compared to grynieji 60 tokiom billion for šeimom. some of those other, Šitos lėšos programs. mažėjo periodiškai, dabar jos siekia 20 There's, milijardų however, like dolerių. substantial variation in state support, like states can manipulate how many Valstybės people gali are pačios eligible for this, spręsti, and they can kick in kurie extra ir money kiek if they want. žmonių gali gauti tokią paramą, And as priema we've noted sprendimus before, savo the nuožiūrą. percentage of poor people that actually end up Kalbėjom getting apie this tai, kad money, labai welfare, skirtingas varies na, substantially skaičius tų by šeimų, state. kurios Uh, gauna tokią there's this huge paramą variation. skirtingose valstybėse narėse. Skirtumai yra tiesiog The, milžiniški. Pioneering study was done by Flavin and Radcliffe, Flavin and ir they found Radcliffe that atliko an tokį increase of naujovišką tyrimą $45 ir per jisai, capita jie may not nustatė, sound kad like much, but 45 an doleriais increase vienam of gyventojui padidėjus $45 per išlaidams capita on welfare socialiniai spending apsaugai, was associated with savižudybių 3,000 skaičius fewer suicides sumažėjo over the whole 3000 or per visą periodą, tai 272 būtų per year. 272 savižudybėm per metus. But as you can see here, the Kaip federal government in the matome, United States has pulled federalinė way back on vyriausybė this program. And nutraukė šitą programą, sumažino jos The, finansavimą number of families per 100 families that ir got this money was around daugybė 68. šeimų Uh, gavo anksčiau tą around pagalbą. 1996, but it's down to 96 21 metais per 100 where 68 families get the money in 2020. So ir tik tai this, 21 this program, procentas which does lower 20 suicide metais. rates, Taigi ta has been programa, scaled way kuri back. turi Food teigiamą įtaką stamps and, the savižudybių earned rodikliams, income tax buvo credit seem to be stipriai the sumažintas more finansavimas preferred jai. programs. Lygiai taip pat kaip ir Better maisto reward. talonų programa, kuri turi labai gerą And then įtaką savižudybės unions and economic rodikliams. security. Again, unions Profesinės can sąjungos push ir ekonominis for higher saugumas. minimum Vėlgi, kaip wages, more sakėm, welfare profsąjungos payments gali to the siekti poor. darbuotojų ekonominio saugumo, didesnių And atlyginimų, Unions are only less than 10% of the nors workers. JAV They only represent profsąjungos 10% of the atstovauja workers, tik tai in apie the US. 10 They procentų can have an impact, darbuotojų, taigi, nonetheless. na, tokios rimtos įtakos jos turėti negali, bet vis tiek. Union strength is decreased from 20% to 10% from 83 Profesinės to sąjungos 2020. turi įtakos But again, savižudybių they can, rodikliams, help the people at the bottom. gali padėti žemiausios Unions can sluoksnio also be discouraged, like gyventojams. in Republican states, union strength tends to be Bet- lower. The Nepaisant to, profesinės Republicans tend to be for this sąjungos right to skirtingose work, valstybėse narėse, atsiprašau, laws, skirtingose valstijose yra, prevalent in a lot of na, these jų states, stiprumas especially yra Republican skirtingas. states, Ypatingai if respublikonų there is a valdomose union, valstijose, jeigu, in ten the right to veikia work, you don't have to pay profsąjunga. union dues. You can benefit from the pavyzdžiui, union, gali but, būti you can profsąjungos opt out of nariu, paying dues. bet gali So that really atsisakyti mokėti the įmokas. strength of the union. Taip They yra lose a lot of money susilpninama profsąjunga, nes profsąjunga from their netenka right to work, lėšų. governments, which are much more common Ir tai in yra Republican states. tos valstijos politika. Dažniausiai taip būna The only respublikonų systematic study I valdomose was able to find, a valstybėse. panel design study, was done by Eisenberg
on these issues. Taip found pat, that, radau vieną tyrimą many susijusiu cases, su the percentage of profsąjungų employees covered by union contracts veikla. was associated with a 17% Ten buvo decline in rašoma, state kad suicide rates. I mean, that's like a really 10% strong padidėjus association darbuotojų, with, kuriems taikomos profesinių sąjungų sutartys, suicidologists who savižudybių sort of skaičius valstijose sumažėjo 17 ignored or procentų. haven't bothered with it for one Na, reason or another. profsąjungų vaidmuo States with suicidologijoje niekada higher nebuvo union, kažkaip tyrinėjamas. Were found by Eisenberg to be much more likely to Eisenbergas pass minimum wage laws. rašė, kad ten, kur stiprios and to profsąjungos, increase, daug didesnė tikimybė, welfare kad payments bus and priimti had, minimalus in atlyginimo consequence, I think, įstatymai suicide rates. ar Union įstatymai dėl strength, kitų seems to be socialinių really gerovių. important, even Taigi, in the United States. profsąjungų veikla yra labai labai svarbi ir turi įtakos netgi JAV, kur tik tai 10% darbuotojų priklauso profsąjungoms. Na, aišku, Europoje daug stipresnės yra profsąjungos ir Europoje, na, savižudybių rodikliai labai stipriai mažėjo. Okay, I have inequalities in occupational injury. This is something that there's no panel studies. Taip, on dabar this kalbant yet, apie but I think it's neligybę worth ir mentioning. profesinius It's another relatively unstudied area susižeidimus. of suicide Nėra labai studies daug as far as we tyrimų know. ir tai yra ganėtinai The idea, maža I published a sritis recent article in savižudybės Archives of tyrimuose. Suicide Research, Mes my taip argument pat is that, turime kelis in straipsnius occupations, dėl and a lot of these occupations are in the lower, profesinės echelons of saugos society, working ir class sveikatos. occupations. Kalbant apie Roofers in particular, they're an illustration of something larger. They have a fatal injury rate of 48 per 100,000. stogdengius, tai jie stogdengiai daug dažniau nei kiti 50% daugiau nei kitos profesijos patiria nelaimingų ir mirtinų atsitikimų darbe. Tačiau yra ir kitų pavojingų profesijų. Pavyzdžiui, daug stogdengių nukrenta, susilaužo galūnės arba nugarą. Ir tarp šių mirtinų traumų, be šių mirtinų traumų stogdengiai daug kartų daugiau patiria savižudybės riziką. Ir tai rodiklis, kuris yra 4. pagal dydį Jungtinėse valstijose ir, pavyzdžiui, savižudybių rodiklis yra 65 iš 100 000, 7. didžiausias 108 profesijų. Matote, nuotraukoje yra labai lengva tikrai prarasti pusiausvyrą ir nukristi, susižeisti kaklą ar nugarą. Taigi, matome, kad tai viena iš 6 pavojingiausių profesijų. iš 71 profesijų grupės čia didžiausias mirtinų sužalojimų rodiklis. Ir tai rodo, kad jeigu sužalojimo rodikliai yra aukšti, žmonės susilaužo galūnes, kaulus ir patiria daug skausmo, tai daugelis šių asmenų vartoja opioidus ir tampa nuo jų priklausomi, o tai yra savižudybės rizikos faktorius. Taigi susižalojimas, skausmas, nuskausminantys vaistai arba opioidai ir padidinta savižudybės rizika. Taigi mes turime naują teoriją dėl profesinio susižalojimo suicidologijos tyrimuose. Ir visi šitie žmonės dirba tikrai pavojingą darbą. Dabar įsiskolinimas. Kol kas dar nėra padaryta rimtų tyrimų. Galima būtų daryti, bet niekas per daug nieko nedarė. Tačiau yra darbų, kurie rodo, kad tie žmonės, kurie turi skolų, turi aukštesnę savižudybės riziką. Buvo padaryta metaanalizė 52
dokumentai parengti, kurie rodo, kad neapdrausta kredito kortelių skola yra didelis rodiklis ir tokiu atveju 7,5-9 kartais padidėja rizika, savižudybės rizika tarp tų žmonių, kurie turi didelių skolų. Galbūt gali tekti parduoti automobilį ar namus arba susidurti su bankrotu. Jungtinėse valstijose yra labai daug bankrotų. Europoje, Švedijoje 57 000 žmonių buvo stebimi 2 metus. Žmonės, kurie turėjo didelių skolų, 2,2 karto dažniau buvo linkę mėginti žudytis. Jungtinėse valstijose yra neištirta vieta. Tai yra, kai yra atleidimo nuo skolų įstatymai, gali sumažinti įtampą ir kai kuriuose šalyse sakoma, kad kai tose valstybėse, kur yra atleidžiamas žmogus nuo įsiskolinimo, sumažėja įtampa. Kai kuriuose valstybėse nėra taikomi atleidimai. Taigi, darant išvadą, nors Jungtinėse valstijose didėja savižudybės skaičiai jau 30 metų, yra valstybinių programų, kurios didina ekonominį saugumą ir padeda sustabdyti šį didėjimą. Taigi, tie didėjimai nėra tokie drastiški. The concluding remark gets back to the title of the Taigi talk. dabar baigiamosios išvados. Macro income enhancing interventions, like we've showed that most of the time. Koks yra psichologinių intervencijų ir makroekonominių pajamų didinimo intervencijų veiksmingumas? Kalbėjome apie šiuos maisto talonus, voucherius, apie makro priemonės. Taigi, kalbant apie makro orientuotas intervencijas, tai Fox yra atlikęs tyrimą, tai yra atsitiktinių minčių kontroliuojamą į tyrimą, 591 tokį tyrimą ir apskaičiavo psichologinių intervencijų skirtų savižudybių prevencijai poveikio dydį. Ir vidutinis suicidinės ideacijos rodiklis yra 0,91. Taigi, mąstymas apie savižudybę sumažina riziką 9%. Tai labai svarbu, kai kurie dalykai veikia geriau nei kiti. Kalbant apie mėginimus nusižudyti, tai sąlyginis vidurkis yra 0,98. Taigi, intervencijų poveikis nėra reikšmingas. Tačiau, kai kurie šie atsitiktinių minčių kontroliuojami tyrimai parodė, kad tos intervencinės priemonės yra veiksmingos. Tad labai atsargiai reikia pasirinkti tas priemonės, kurios iš tiesų veikia. Reikia būti atsargiems ir pasirinkti tai, kas yra paremta įrodymais. Kalbant apie mirtį nuo savižudybės, tai šiam rodikliui intervencinių priemonių veiksmingumas nebuvo itin reikšmingas. Tačiau bendrai paėmus visos intervencinės priemonės sumažina mirčių skaičių nuo savižudybės. Ir vidutinis makro intervencijų
intervencinių priemonių poveikis yra aukštesnis nei mikro intervencijos, kurios atrodo apskritai nėra labai efektyvios užkertant kelią nusižudymams. Tačiau kai kurios iš jūsų veikia, todėl labai svarbu pasirinkti tas, kurios veikia. Kalbant apie makro intervencijas, beveik visada galima pastebėti, kad tai veikia. Taigi, efektyvumas yra labai skirtingas. Kokie yra apribojimai to, ką aš padariau? Aš neįtraukiau į tyrimą perdozavimo opioidais. Labai dažnai tai traktuojama kaip mirtį sukeltos narkotikų vartojimo, tačiau kai kada tai susiję su nusižudymu. Ir iš tiesų, kadangi priskiriama ne tai klasifikacijai, tai koroneriai neturi galimybės to ištirti. Tačiau šią analizę iš tiesų reikia perdaryti ir pridėti, kad 80% perdozavimo opioidais turi būti priskirta tyriamųjų kategorijai. Tai tiek norėjau jums pasakyti ir dabar galėsiu atsakyti jūsų klausimus. Ačiū už pristatymą. Mes iš tiesų turime klausimų. Pradėkime nuo tokio paaiškinančio klausimo. Jūsų nuomonė, kurios ekonominės ir gerovės politikos priemonės yra pačios veiksmingiausios užkertant kelią savižudybėms. Minėjau Nobelio premijos laureato mintį, kad tai yra minimalus atlyginimas. Labai daug visokiausių organizacijų kovoja už minimalų atlyginimą. Atlyginimas yra svarstomas yra taikomas Oregone, Kalifornijoje, kitur. Tik dabar išrinkus Trumpą gali būti žengtas žingsnis atgal, nes jo nuomonė minimalus atlyginimas didina infliaciją. Bet daugybė žmonių remia šią priemonę. Greičiausiai turėsime į demokratų valdomose valstijose, bet ten, kur valdoja respublikonai, vargu ar galima bus didinti minimalų atlyginimą. Jūs minite Donaldą Trumpą. Tada perinu prie klausimo, kuriame irgi minimas Donaldas Trumpas. Ar galėtumėt paaiškinti, kodėl tiek daug žmonių mato Trumpą kaip lyderį, nors jūs sakote, kad respublikonų valdymas nedidina lygybės ir kaip tik sumažina išmokas neturtingiems žmonėms. Labai svarbus įdomus klausimas. Aš nežinau net, ar aš galiu atsakyti, ar aš esu tinkamas žmogus jį atsakyti. Manau, kad dirbančiųjų klasė Amerikoje ją apgavo Trumpas. Man tai primena šiek tiek Adolfą Hitlerį, nes Hitleris buvo prieš žydus, o Trumpas pasisako prieš imigrantus. Jis nori juos surinkti ir deportuoti, panašiai kaip Hitleris surinko žydus ir suvarė į koncentracijos stovyklas. Tai toksai požiūris patinka dideliai daliai dirbančiųjų. Žmonės iš žemesnio socialinio sluoksnio daugiau linkę būti tokie pikti, autoritariškai elgtis ir panašiai. Tiesiog to sluoksnio žmonės jaučiasi pamiršti, žmonės gyvenantys kaimo vietovėse, skurdžiose vietovėse, jie jaučiasi palikti paraštėse, jie pyksta
ir jiems patinka tas vyrukas, kuris dėl visko kaltina emigrantus, sako, kad juos išvis. Tai toks, emocinis veiksmas. Aišku, įdomu. Kitoks klausimas. Jūs minite, ką vyriausybė gali padaryti, kad sumažintų savižudybių rodiklius, mažindama pajamų nelygybę. O ką mes, psichologai, socialiniai darbuotojai, galime padaryti, kad sumažintume riziką? Jūs labai puikiai dirbate. Daugybė psichologinių intervencijų yra veiksmingos, turite iš ko pasirinkti. Psychological interventions in the United States could be vastly improved. JAV finansavimas psichologinių intervencijų labai stipriai padidėjo. Aš nesu psichoterapeutas, aš turiu tik draugų psichoterapeutų ir jie man pasakoja, kad daugiau uždirba praktikuojantis klinicistai iš paprastų klientų negu tie žmonės, kurie yra, kuriems skiriami vaistai ligoninėse. Klinikose yra eilės tų žmonių, kurie laukia pagalbos, turinčių psichinių problemų, bet jie, nenori jų priimti, nes už juos gaunamos labai mažos išmokos. Tiesiog skiria vaistus ir viskas. Taigi, geresnė pagalba, geresnės paslaugos yra labai svarbu. Kokybiškesnės paslaugos, psichinės sveikatos paslaugos yra labai svarbu. Yra su tuo susijęs klausimas, ar jums žinomi yra kokie nors tyrimai, kuriuose būtų lyginama prieiga prie sveikatos paslaugų JAV ir Europos Sąjungoje. Spėju, kad tokių tyrimų yra, bet aš pats nežinau, tikrai norėčiau šioje srityje daugiau žinoti. Aš tik spėju, kad prieiga prie sveikatos paslaugų yra geresnė Europos Sąjungoje negu JAV. Nacionalinėje pranešimų apie mirtis sistemoje aš ten radau duomenų apie žmonės, kurie mirė nuo savižudybių ir tik tai 4 procentai jų metus prieš savižudybę kreipėsi bent kartą į specialistą. Taigi tas procentas prieigos iš tikrųjų labai mažas, bent tiek, kiek aš žinau, bet neturiu Europos duomenų, bet darau tokią prielaidą, kadangi finansavimas Europoje yra didesnis, greičiausiai jūs kreipiasi daugiau rizikos grupėje esančių gyventojų. Dar vienas klausimas apie įsiskolinimą. Įsiskolinimas yra papildoma našta žmogui, kuris pats jaučiasi našta, tiesa? Taip, tas jutimasis, manimas, kad esu našta. Really discussed by Thomas Joyner. Thomas Joyner is the one that I think is elevated. Apie tai kalbėjo, jisai šitą terminą įtraukė į tarpasmeninę suicidžiškumo teoriją. Manau, kad tas jausmas, jog esu našta, labiau paplitęs tarp vyresnių žmonių, kurie jau ir fiziškai turi tam tikrų negalių, ar yra bent jau apriboti. Didesnis neįgalumo procentas yra žemesnio socialinio sluoksnio gyventojų tarpe. Aš nelabai žinau, nelabai galiu komentuoti apie tai, bet manau, kad tikrai
In my own experience, Tai yra realu. with Iš savo suicidal people, patirties again, su I'm not savižudiškais kinda žmonėmis, nors aš difficult nesu to live around. klinicistas, You know, they're gloomy, na, su tais žmonėmis yra sunku, jie you tokie know, they're not pan- happy people. So paniurę, you have tai to live nėra with them. linksmi It's a žmonės. real Jeigu reikia gyventi su problem tokiu for žmogum, caregivers. It's not na, just tai the tikrai yra didelė individual problema, feels yra like a sunku burden. ir aplinkiniams, ne No, tik tai tam žmogui, kuris burdensomeness, I pats think, jaučiasi is really našta. real. I'm not Manau, really kad sure šitas exactly jausmas, what to do jautimasis about it. našta yra tikrai realus, nelabai žinau, kaip su juo kovoti. It seems that people Panašu, kad enjoyed very much the slide that you jums labai enjoyed yourself with the patiko ta comparison to skaidrė, 50 kuri states jums labai that are governed patinka, by Democrats and būtent kur Republicans. palyginote valstijas, And kurias some of valdo them, some demokratai of ir the respublikonai. listeners suggest Ir that kai we kurie do the klausytojai same comparison in siūlo Lithuania, tokį patį but some of palyginimą them padaryti also, ir Lietuvoje. I think Kai kurie quite right in saying that in asking whether these gana kind of comparisons at all are tiksliai possible in such a klausia, small ar country apskritai with manoma 3 šitai million palyginti population and actually tokioje mažoje with no šalyje, kur different gyvena tik tai states, 3 milijonai žmonių just a ir valstijų kaip tokių nėra. government and then Yra local centrinė municipalities which vyriausybė do not have ir too tada much of vietos valdžia, kuri too much of neturi per daug power in sprendimo laisvės, choosing the social kaip welfare or income įgyvendinti ar interventions. socialinės gerovės politiką, Do you ar have any kokias thoughts on that? intervencijas Yeah, I pasirinkti. think, Ar galėtumėte my pasidalinti review mintimis? of the panel studies, the 9 big panel studies, Aš apžvelgiau we have 9 50 didelius states, that tyrimus. could be JAV replicated yra in some other countries, 50 like valstijų, kai in kuriuose Japan, I think šalyse they have galima pabandyti kažką about panašaus 50 padaryti. Pavyzdžiui, prefectures, and in Japonijoje yra apie Germany there are 50 things, prefektoriatų, so that you could, Vokietijoje in yra some countries where federalinės you have žemės, taigi galima a kažką lot panašaus of padaryti. decentralized units, Tos šalis, kurios yra valdomos taip decentralizuotai, pavyzdžiui, Kanada, pavyzdžiui, turi 10 provincijų. Ten galima kažkaip pabandyti panašiai palyginti, bet jūsų šalyje, kaip supratau, politika yra daugmaž centralizuota. Gal jūs geriau laiko skalę pasitelkite, pavyzdžiui, per 40 metų ar panašiai, per 40 metų, kokie pokyčiai. Na, aš nelabai žinau Lietuvos padėties, kaip ten laiko skalėje galima būti vertinti. In place because, for example, Yra during the daugiau last socialinių faktorių, pavyzdžiui, per 12 years, there was a pastaruosius steady 12 decrease metų of suicide in Lithuania. mažėjo Doesn't savižudybių matter who is in skaičius government, which party is in Lietuvoje, government, the nepriklausomai nuo to, suicide is kas decreasing. valdė, So you kokia cannot partija. much Savižudybių tell much rodikliai about it mažėjo. because it's for Taigi iš 12 politinės years we pusės have three nelabai different galima kažką čia governments, pasakyti, but nes the per overall 12 trend metų is decreasing. keitėsi vyriausybės 3 kartus, bet tendencija buvo žemyn. Dar vienas dalykas, kurio aš nepaminėjau, tai Europos šalyse, bent jau kai kuriuose šalyse, rytų ir vakarų Europoje, savižudybių rodikliai krito daug stipriau, daug ženkliau. Jau vien tai verta patyrinėti, kodėl Europoje kai kur tas kritimas yra daug didesnis. Kiek aš prisimenu, Lietuvoje buvo vos ne aukščiausias pasaulyje savižudybių rodiklis, ar ne? Būtų įdomu irgi sužinoti daugiau apie tai. Taip, beveik daugiau negu dvigubai krito savižudybių rodikliai lyginant su 2000 metais. Taigi tikrai tas kritimas įspūdingas. Taip pat rašo klausytojai, kad jūsų pristatymas labai patiko. Užduosiu paskutinį klausimą. Jis nėra tiesiogiai susijęs su jūsų pristatymo tema, jūsų pasisakymo tema, bet jis susijęs su kitais moksliniais tyrimais, kuriuos vykdote. Kaip manote, ar savižudybė ir jos pasekmės grožinėje literatūroje galėtų padėti didinti supratimą apie šitas problemas, psichinės sveikatos problemas? Taip, 62 filmus dabar viena mokslinių
komanda bando apžvelgti ir ten tos istorijos, tie naratyvai, kur žmogus nori žudytis arba bando nusižudyti pradžioje, o paskui vyksta įvairiausi pokyčiai ir pabaigoje tas žmogus yra laimingas. Taigi 62 filmai yra apie tokius naratyvus. Žodžiu, tokios istorijos su laiminga pabaiga, kai suicidiškų minčių turintis asmuo, vyriausia terapija bando ir galų gale būna laimingas. Tai kai tas filmas rodomas tais metais, tai kuo daugiau tos Papageno filmų, tuo labiau krinta savižudybių rodikliai. Taigi manau, kad kažkaip tai veikia. Taigi galima investuoti į minimalų atlyginimą arba galima investuoti, pasamdyti Holivude kažką, kas sukurtų filmą su Papageno efektu. Kągi, labai ačiū, Stevenai, už nuostabų pristatymą. Mums labai svarbu suprasti tas biologinės intervencijas, psichologinės intervencijas ir taip pat perprasti ir sociologinius faktorius, nes viskas yra ribota, kažkokių vienos srities priemonių negana. Todėl labai įdomu išgirsti sociologo perspektyvą. Taigi be galo dėkingi esame už jūsų dalyvavimą.